Gerai. Sveiki, brangieji. Kągi, šiandien vėl turim pokalbį apie tai, kaip žmogus keliauja iš savo skausmo, keliauja į išsilaisvinimą, į vidinę ramybę, į pusiausvyrą, į Dievą. Žinot, kas man Dievas? Tai yra 3 pagrindiniai žodžiai. Tai yra pusiausvyra, ramybė ir pilnatvė. Tai va, į tą vidinę būseną. Visas kelias mūsų nukreiptas į ten. Ir šiandien, labas Zita, mes kalbėsim su Zita Guligauskienė, kuri tiesiog kažkada tai gavo stimulą iš gyvenimo nesėdėti daugiau. Kame nesėdėti? Zita, kokia tavo pradinė būsena buvo, kuri pastumėjo tave kažką tai daryti, kažkaip tai judėti gyvenime, kai nustot kentėti ir sėdėti toje kančioje. Kas tai buvo? Koks tai stimulas gyvenimo buvo tau? Labas visiems. Nu, buvo stimulas, kaip privertė jau tikrai labai stipriai. Dar kol laikiausi kažkaip, dar viską dar laikausi. Bet jau kaip paguldė beveik jau į lovą, kad niekur nebegaliu išeiti. Net vasarą jau nebegaliu niekur išeiti. Nu, gult nenoriu. Nenoriu gulėti, niekas čia manęs neprižiūrės. Tai kažkaip tai jaučiu, kad kažkas tai turi dar būti, kad aš galiu iš čia išeiti. Na ir prasidėjo man kažkas tai internete, pasirodė tą meditacijas ir pabandžiau tą meditaciją. Žiūriu, kad man geriau, aš noriu dar kartoti, paskui ir dieną kartoju, ir vakare kartoju. Žiūriu, kad gerėja, tai taip tolyn, seminarai prasidėjo čia, dar ir kitur ten aš esu klausiusi. Nu ir dabar jau. Ir 2021 metais, vasario 23 dieną, Zita užsiregistravo į asmeninę konsultaciją. Ne? Tai dabar, Zita, ką tu prisimeni iš tos konsultacijos ir ką tu prisimeni, kad stimulas aiškus, kad reikia ieškoti išeities, ar ne? Ką tu gavai toje konsultacijoje? Per tą konsultaciją mes kalbėjomės apie 1,5 valandos. Ką tu gavai, ką tu prisimeni, kaip tavo būsena keitėsi, galbūt supratimas, ryžtas, kažkas. Ką prisimeni dabar iš tos konsultacijos? Nu, kažkokia viltis, kažkas tai yra, tai galima čia kažką pakeisti. Ir dabar sunku man prisiminti, kas ten buvo, bet vidai jaučiu, kad čia yra kažkoks kelias. Nors dar nelabai kažkaip tikisi, bet vis vien mane veda tenai kažkaip. Ir matau, kad padeda. Ir į priekį tada, pirmin. Jo, paprastai į konsultaciją, kai žmonės ateina, aš prašau, kad jie įvardintų savo problemą, kame problema, kad jie šiek tiek pažiūrėtų, paanalizuotų. Tai yra pati problema, Zitai buvo sveikatos problema, skausmas, ne? Ir buvo baimė dėl ateities, didelė įtampa viduje. Taip. Va, po dabar konsultacijos, kas gimė tavyje, vat konsultacija praėjo, kas pasikeitė tavyje, kaip tu tą galėtume įvardinti? Prieš konsultaciją buvo baimė ir įtampa. Po konsultacijos, kas pasikeitė? Kažkas atsipalaidavo, tokia laisvė viduje, tokia. Tai ko gero, tai atsirado gal viltis kažkokia, ne? Kad yra kažkoks kelias. Kažkoks išsilaisvinimas, kažkoks, toks jaučiasi į priekį, kad tikrai čia tas kelias, kurį dabar turėjai. Tai tos bėdas ir privertė, va čia man ateiti. Ir pradėjai šiek tiek pati dirbti, bet vis tik praėjo tam tikras laikas, tai yra nuo vasario mėnesio iki gegužės mėnesio. Teisingai, tu pirmiausiai žengei į internetinį 4 savaičių mokymų kursą, ar ne? Prisimeni, gegužės 16 dieną jau ryžaisi keliauti šituo keliu. Tai reiškia, konsultacijoje, ką tu gavai? Ko gero gavai tikėjimą, pasitikėjimą, kad
yra tie dalykai, kuriuos į save įsidėjęs gali pradėti žengti į išsilaisvinimą. Ar teisingai aš jaučiu Taip, va tą? taip, aš jau jaučiau viduj, kad man gerėja. Nuo meditacijų jau man gerėja. Tai galvoju, čia tai dar kursas, tai iš viso čia jau. Na, iš tikrųjų, kursas irgi labai padėjo į priekį. Dar paskui antrą kartą kartojau, nes jaučiu, kad čia išsigelbėjimas mano. Taip, ir vat po to kurso kažkaip tai, ar tu jautei, kad protas lyg ir sako, kad jau viskas gerai, viską žinau ir jau galiu tvarkytis pati po šito Buvo, internetinio buvo, kurso? buvo, atrodo, iš pradžio aš jau viską čia žinau, aš jau, bet matau, kad nelabai. Tai reikia toliau kažkaip gilintis ir kažkur toliau eiti ir stiprintas visas žinias. Bet Taip, tai kuo praėjo dabar, netgi 2 metai praėjo kaip tų abejonių ir galvojimo, kad aš susitvarkysiu ar ne. Ir tik tai 23 metų balandį žengėjai į sąmoningumo mokyklos mokymus, 1 pakopą. jau dar Sakyk, va kažkaip tai. tie 2 metai bandymo pačiai, ką jie tau parodė, kaip tu jauteisi tuo momentu. Kokie buvo va tie kalneliai per tuos 2 metus, vis tiek kažkas pakyla ir vėl krenta, ar buvo kažkas panašaus? Buvo, buvo. Ir atrodė, kad ne vieną nesusitvarkysiu, reikia palaikym kažkokio. Kad aš vieną nujaučiu, nors kokį vieną žmogų turėčiau, su kuriuo galėčiau bendrauti tom visom Aha. gyvenimo tom situacijom visom. Nu ir Nėra kągi, bendraminčių kažkaip tai labai visi, ai, tau čia, tau čia. Tai nėra su kuo gerai, sakyk, va pasišnekėti, dabar svetimauti gal. 93 kartą vykusi 1 pakopa, tiesiog tu atsidūrė joje 23 metų balandžio 28 dieną ir sakyk, vat pirmas įspūdis tau, kada atėjai į mokyklą. Jau tavo principas laimingo gyvenimo rakto jau per internetinį kursą buvo, ką tu 1 pakopoj pajutai. Ką tau davė ta 1 pakopa, kada tu praėjai ją, koks tada pojūtis buvo? Nu, pojūtis, jo, 1 pakopai man toks lengva ta buvo pakopa kažkaip, nes aš jau čia buvau tuose kursuose praėjus panašiai viską. Bet jaučiu, kad dar čia ne viskas, reikia dar eiti giliau, kažkaip toliau gilintis į viską. Ir tolyn biški po truputėlį. Tai jau tas buvo ne po truputėlį, jau buvo praktiškai viskas iš karto, nes būtent šiais metais, 23, nuo pat balandžio mėnesio 1 pakopos, Zita praėjo visas 4 pakopas ir kas gavosi iš to? Kaip va šitas kelias nuo balandžio mėnesio 1 pakopos iki rugpjūčio pabaigos, 4 pakopa, kada praėjo, jeigu dabar eitum per tą kelią, kokius, sakykime, tokius atraminius svarbiausius taškus galėtum savo susidėti, kas įvyko tavyje, kaip ta perversmas va tas vyko. Dabar kaip kardinaliai viskas pasikeitė, tai aš kaip naktis ir diena dabar kažkaip skyrėsi tas va visas praeitas etapas ir kaip dabar. Ir tokie dalykai vyksta, tokie čia suvokimai ateina, kad atrodo, nu, kitas žmogus gal ir nesuprastų, ką aš čia norėčiau dabar pasakyti. Bet tokie dalykai, nu, nežinau kaip aiškiai, nemoku paaiškinti. Gerai, Zita, sakykime, prasidėjo viskas nuo sveikatos problemų, tai dabar pasižiūrėkim, daugelis žmonių galvoja, nu, man tai svarbiausiai susitvarkyti sveikatą. Ir sakyk, kaip pokyčiai sveikatoje, ar duoda va šitas kelias pokyčius tavo fiziologijai, tavo sveikatai? Kaip tu tai matai? Tai aš jau sakau, iš lovos negalėjau. Nu, dar neatsiguliau, bet jau atrodo gulti ir lauk, kol numirsi.
neatsiguliu, tai dabar aš einu visur žiemą, būdavo žiemą negaliu į lauką išeiti. Dabar aš galiu, atrodo, žiemą ir į eketę įlysti. Galėčiau, bet nebandžiau dar. Dar nebandžiau, ar ne? Gerai. Galimybės bet niekada. atrodo, nieko neatsitiktų, kad aš ten ir įlyščiau. Ir nu, va, kokie pokyčiai. Nu, iš tokios lavono beveik dabar galiu jau viską, nu, kaip sveikiausias. Kaip sveikiausias žmogus. Tai va, tai fiziologija, tai sveikata. Taip, tai keičia būsenas. O dabar sakyk, o tavo dabar tos visos baimės dėl ateities, visos įtampos, kaip jos gyvena dabar tavyje? Nėra jokių Gyvena jau, baimių. ar ne? Ne, dabar aš jau kurėja ir kuriu savo gyvenimą taip, kaip noriu. Tai va, brangiai. Aš nenoriu dabar. Mirti nenoriu, noriu gyventi. Taip, iš nevilties, iš nenoro gyventi žmogus visada turi galimybę pereiti į džiaugsmą, į pasitikėjimą, į sveikatą. Ir visa tai prasideda pirmiausiai nuo to ryžto bent jau pasikalbėti, bent jau ieškoti kažko. Visada yra išeitis, jo. Jo, tai konsultacijos vyksta jos, aš priimu žmonės ir aš nieko iš jų neprašau. Aš tiesiog prašau dėmesio, aš bendrai aš prašau pačios brangiausios gyvenime valiutos. Ji susideda iš 3 dalių. Tai yra jūsų laikas, jūsų dėmesys ir jūsų nuoširdumas. Tai pradžiai aš sakau, skirk savo nuoširdžiai 1,5 valandos, skirk savo grinai savo laiko, kad niekas netrukdytų ir mes tiesiog atsisėsim ir pasikalbėsim. Va taip, kaip kalbamės dabar, paprastai konsultacija ir vyksta šitokiu formatu, mes susijungiam per Viberį, WhatsAppą, Zoomą, Messengerį, tiesiog vaizdiniu ryšiu, atsisėdam ir tiesiog pasikalbam. Ir mano tikslas pajaus žmogų, ko jam reikia ir tiesiog duoti jam galimybės pojūtį, duoti jam supratimą, kad tikrai yra kelias, atverti jo akis ir parodyti, kad kelias tikrai yra, kad tu ne pirmas, ne paskutinis, kad tikrai tu gali ir žmogus pradeda keliauti. Tai štai Zita pradėjo 21 metais, ar ne, ir štai kelionė. Tai iš tikrųjų 2 metai abejonių, tokių, kad galbūt užteks, galbūt aš pats galiu. Dabar Zita, jeigu tu eitum vėl iš naujo, kaip tu manai, ar tuos 2 metus dar tu lauktum ir abejotum? Ką tu patartum tiems, kurie dabar sėdi ir galvoja, gal ten, kažin, aš ten praėjau tą internetinį kursą, gal ir užteks, gal ir gerai bus. Ką tu pasakytum tiem žmonėms? Taip, galvoju, kad užteks, bet neužteks. Aš galvoju, kad užteks irgi tikrai galvoju. Man jau dabar pagerėja, jau viskas čia gerai, aš jau dabar pati tvarkysiu. Bet jaučiu, kad trūksta kažko, neužteks. Reikėjo iš karto viską eiti ir nereikėjo būtų ten tų 2 ar 3 metų. Būtų, kaip dabar pamastau, tai galėjau greičiau viską susitvarkyti. Bet tai, gal taip reikia, tai tempės viskas. Taip, tai Zita, toks klausimas mano kaip ir baigiamasis. Ar visą šitą savo kelią, kurį tu praėjai nuo pirmos asmeninės konsultacijos iki šios akimirkos, ar galėtum jį pavadinti savo sėkmės istoriją? Taip, galėčiau. Ir ką galėtum palinkėti tiems, kurie dar sėdi, abejoja, galvoja, kažin, ar ten tikrai man padės, ar nepadės, ar eit, ar neit, kad tu pati savo pasakytum pačioj pradžioj, kol dar nesiryžai pirmai konsultacijai, kad dabar iš šito taško, iš savo gyvenimo patirties pasakytum savo, va tai, kurie abejojo tada. Pati savo, ką aš čia pasakyčiau?
Nu, o tu galėčiau prisimink kitiem save, kaip pasakyti. tu dar nežinojai, ką daryti, abejojai, skaudinaisi ten ir taip toliau. Ir va dabar iš šiandienos patirties, Neabejok, sakyčiau, neabejok, tikrai yra kelias, tikrai yra. Į vieną pusę ir į kitą, į kurią nori, į tą ir eini. Jeigu tau ten kažkas, pats renkiesi paprasčiausiai. Nori jo, eiti į tamsą, svarbiausia, eiti į kad yra tamsą. abudu keliai, ar ne, ir į rojų, ir į pragarą. Ir tu visada gali Taip, pasirinkti. Tai abejonės visada veda, yra išeitis, visada, va, visada yra išeitis. abejonės veda, ko gero, į tą skausmą, į pragarą, ar ne? Taip, Kuo labiau uždelsi, kuo labiau abejosi, tuo labiau skaudės, nu, ar to tikrai nori. Va tą dalyką suvokti. tai va Tai taip ačiū, ir Zita, tau už pagalvoju, šitą stimulą. ar Labai, tu nori, labai stiprus, labai tikrai. jo, ko tu nori. Tu viską gali. Taip, vat pagalvokit kiekvienas, mėlyjeji, kurie žiūrit šitą, pagalvokit, kogi norit iš tikrųjų. Nes galit tai viską. Ir tai rodo daugelio žmonių sėkmės istorijos. Tai ženkit, ženkit į, dabar galit knygą įsigyti tiesiog, arba ženkit tiesiogiai į nemokamą konsultaciją. gyvenimorytas.lt, įeikit į meniu punktą gyvenimo rytas ir atsiverskit apie asmeninės konsultacijas. Ten tiesiog paspausit mygtuką, atsidarys formą, užpildysit formą, pasidalinsit, sakykime, savo vidiniais išgyvenimais, kokia esminė problema gyvenime ir tada mes apie tai pasikalbėsim. Pamatysim priežastis, pamatysim pasiekmes, pamatysim, kas bus, jeigu toliau netvarkysim to ir tiesiog gausit kažkokį tai supratimą ir stimulą, kaip keliauti toliau. Ryšyties, galimybės yra. Štai Zitos pavyzdys tai rodo. Tai aš labai dėkoju, Zita, tau už šitą pasidalinimą. O brangiai tie, kurie Ačiū tau, kad žiūri, esi, kad gydai, padedi. tie, kurie žiūrit, tiesiog patiktuką uždėkit, uždėkit bent kažką, kažkokį komentarą, tai tiesiog padės šitam video įrašui pasiekti kuo daugiau žmonių ir kad kuo daugiau apie tai sužinotų ir įgautų galimybės savo sėkmės istorijai. Ačiū labai jums visiems, ačiū Zita tau. Iki. Ačiū tau.